Labas. Jeigu pas tavęs viskas gyvenime gerai ir viskas yra puiku, tai taupyk laiką, scrolling toliau ir šitas video visiškai ne tau. Šis mano pasidalinimas yra tiems, kurie jaučiasi ne kažką, kurie jaučiasi savotiškam dugne, emocijose įkalintose ir kuriems reikia išgirsti keletą žodžių, kurie padėtų jiems šiek tiek nuo dugno atsispirti ir patiems save išgirsti. Mes esame visi susiję tarpusavy, vienaip arba kitaip. Ir nekartą aš girdėjau, kad kai kurie mano pasidalinimai tam tikriems žmonėms tuo metu buvo labai svarbu. Ir tiesą sakant, aš realiai tiksliai ir nežinau, ką aš darau. Tiesiog ateina kartais mintis, kad reikia tai užrašyti ir tai dabar darau. Va, štai, taip, tai atrodo tas dalykas. Įkvėpimas, motyvacija arba kažkoks tai emocinis vidinis sprogimas, kuris sako, Kęstai, eik padaryk tai, daryk tai. Ir štai tai vyksta. Ir mano pasidalinimas yra apie savotišką susimovimo jausmą. Ir pats esu ne kartą buvęs tame jausme ir man atrodo, kad netgi kažkoks tai ekspertas galėčiau netgi pasivadinti dėl to, kad aš tą jausmą nešiausi nuo pat vaikystės, visą laiką jaustis atsilikusių, mažiau turinčių, visi labiau, daugiau, miau ir visa kitka, o aš būdavau tas toksai, kuris... Ir vėlgi, tai nieko bendro neturi su ta realybė, tai yra su mano požiūrio tašku. Kai kartais mes turime vaikystėje tam tikrus bruožus, kad mes turime kažko tai nepakankamai ir mes iš to augome, mes būname toje pusėje 10 000 valandų, tai praktikuojame ir vieną dieną mes tampame tuo. Ir mes nebežinome, kaip sakoma, kai žmogus yra kvailas, jis nežino, kad jis yra kvailas, nes jeigu jis žinotų, kad jis yra kvailas, jis galbūt kažką tai savo gyvenime pakeistų ir nustotų būti kvailu. Ir grinai tas pats dalykas buvo, kaip Irma tokia neregė yra pasakius. Niekados nematė. Ir jinai sako, aš tenais kažką tai bandau daryti, kaip ir visi aplinkui, visi lipa į medį ir aš galvoju lipsiu į medį. Man sako, Irma, tu negali. Aš galvoju, kodėl aš negaliu. Ir man sako, tugi nematai, o aš net nesuprantu, kas tas nematau. Kas yra tas nematau? Tas pats dalykas būna, kai žmogus nežino, neturi kažkokių tai emocinių atramų ir jam visą laiką reikia išorinių kažkokių patvirtinimų, kad jis yra ok. Žinote, kaip šikšnosparniai, kai skraido tuose olose, jie leidžia ultragarsą iš savo tų ten nasrų ar ko tenais nosyčių mažų. Ir tas ultragarsas, jisai keliauja, atsitrenkia į sieną ir grįžta atgal į ausis ir per tą greičio suvaikščiojimą garso jis supranta, kad toj vietoje jisai randasi. Dėl to, kai kurie žmonės mes neturime savivertės iš tos pozicijos, kad mes nesuprantame, ar mes esame vertingi, ar mes nesame vertingi. Dėl to mes visą laiką bandome suprasti, žiūrėdami į kitus. Ir, pavyzdžiui, ir autistiško spektro žmonės, jie visą laiką užsiminė tokių dalykų kaip maskinimu. Jie žiūri, kaip kiti elgiasi ir bando pritempti savo elgesį prie šito dalyko. Vėlgi, aš nebandau pasakyti, kad visi mes esame autistai, bet noriu pasakyti, kad egzistuoja tam tikros strategijos žmonijoje ir tam tikri žmonės taip elgiasi. Jie galvoja, jeigu visi taip elgiasi, visi tai daro, aš tai darysiu ir aš būsiu priimtas. Ir būtent dėl to pas mus atsiranda tas visas dalykas, kaip nutilėti kartais savo tiesą, nepasakyti, ką pagalvojame, nes tai būtų nestandartas, ne tai, ką aplinka dauguma šneka. Ir lašas po lašo, po truputį mes stumiame ir mums jausmas atsiranda toksai viduje, kad mes nelabai galime ką ir pasakyti, kaip mes jaučiamės, nes čia bus ne feng shui ir ne šanti ir visi ten susirauks. Ir pavyzdžiui, netgi kaip nekartą esu minėjęs apie tai, kad egzistuoja tas visas karas tarp blaivininkų ir tų, kurie vartoja svaigalus. Ir čia nėra tai, kad vien tik tais blaivininkai sako, kad tie visi vartojantis yra kažkokie tai netokie, kokie turėtų būti. Kai aš nustojau vartoti alkoholį, tai ir
tie, kurie vartodavo mano draugai, jie nustojo mane kviestis į svečius. Jie sako, tu nebe vienas iš mūsų. Čia tos irgi savotiška segregacija vyksta, kai tu nusprendi būti kitoks ir tu nebesi su ta visa vartojančiųjų gauja, jie praranda interesą tavimi domėtis, kas tu vienas, nes jie praranda ryšį su tavimi. Tai va, ir jeigu mes nuo pat vaikystės nebuvom užmesgę ryšio su savimi, o visą laiką ieškom kažkur, tai kažkas, tai vat, mokytojas turi pasakyti, kad šaunuolis, tau tenais geras pažymys, nes tu šiandien šaunuolis esi. Tu pareini namo, tada tavo tėvai pasako, o koks geras vaikas buvai čia taip arba naip. Paskui mes augame, tada pasidaranda mūsų ta hebra taip vadinama. Tada hebra paploja per petį, kietą tačką nusipirkai, eik tu, kaip tu pavarei. Tada atsiranda vietos, kur ten darbo vietose mums kolegos irgi sako, eik tu čia kietai pavarei. Ir tas visas dalykas iš išorės mums sako, kad mes čia esam gerai, o kažkur tai mes nesam gerai, kai nesulaukiam to viso patvirtinimo. Ir kartais žmonės sako, oi, tu čia dėl kažkokios tai viešosios nuomonės tą dalyką darai, tu čia bandai sulaukti dėmesio, ne dėmesio, o suvokimo, kur tuo metu tas žmogus randasi, ar jis yra teisingoje vietoje, nes jis nelabai supranta. Nes to supratimo reikia tam dalykų aukšto intelekto. Ir kaip vakar vieną video žiūrėjau ir tenais buvo paminėta George Carlin frazė viena iš jo. Jis humoristas Amerikos. Ir jis labai taip kietai varydavo. Kas nežinote, jau pasižiūrėk, George Carlin tai yra kosminio lygio humoristas, man jis daugiau filosofas, o ne humoristas, bet vienu žodžiu, apie jo tą frazę. Jis sako, įsivaizduok, ant kiek kvailas atrodo vidutiniško kvailumo žmogus, ne? Ir tada įsivaizduok, kad pusė pasaulio žmonijos yra kvailesni už jį. Tai va tas visas dalykas yra, mes neugdome savyje tų visų dalykų apie savivertę, nes mums pastoviai viskas bombarduojamas, mums kiša socmedija, kaimynai, draugai, šeimos nariai, visi, kas žaidžia tą žaidimą, mums kiša, kaip mes turėtumėm elgtis. Ir mes vieną dieną jaučiamės, kad mes nebenorim to žaidimo žaisti, mums yra per ankšta, mums tie rūbai, standartai yra per maži, per siauri ir nerandame su gal pasikalbėti. Ar tada mes pradedam pabiškai šalintis nuo visuomenės ir tada jaučiamės kažkokie tai atsilupę, vieniši, nesuprasti, tada ateina toks momentas, kai pradedam galvoti, kad mes esam išprotėję, nes aplinkui visiems atrodo viskas super duper, tik tais mums vieniems yra viduj kažkoks tai atsiveręs gyvas pragaras. Ir tai yra normalu. Tai yra normalu. Nemažai žmonių taip jaučiasi. Ir dažniausiai taip jaučiasi kūrybingi žmonės. Dažniausiai taip jaučiasi tie, kurie turi kažkokią tai savo požiūrį, nuomonę, kurie iš vidaus kažką tai dar generuoja. Ir būtent ir atsiranda tas didysis konfliktas nuo visuomenės, aplinkos nuomonės ir tos nuomonės, kuri kyla iš manęs, iš vidaus. Ir tada kartais žiūri aplinkui, visi sako, ne, čia taip reikia daryti, čia taip. Tu ne taip šneki, ne taip dainuoji, ne taip šoki, ne taip valgai, ne taip miegi, ne taip rengies, ne taip kalbi, ne taip žiūri, ne taip žiovoji, ne taip viskas pas tave yra blogai. Ir vieną dieną pagalvojau, eik jūs visi švilpt, ko jums reikia iš manęs? Ar jūs taip jaučiate saugiai lindę savo standartą? Jeigu bent vienas padarys kažkaip tai kitaip, čia jau panika kyla. Tas pats dalykas, kaip kyla žmonėms panika, kai pamato dvi skirtingas kojines ant žmogaus pėdų. Arba kaip Nyčė yra pasakęs, kad kuprotųjų visuomenėje tas, kuris vaikšto išsitiesęs, jisai laikomas iškrypeliu. Ir jeigu jaučiatės, kad jums kažkas tai ne kažką, nebūtina to dalyko visokiausiais antidepresantais, vaistais, raminamaisiais arba svaigalais slopinti, tiesiog būkite toj būsenai. Aš suprantu, kad jinai atrodo labai sudėtinga, bet tuo pačiu, jeigu pradėjai stebėti, kaip tekančią upę pro šalį, pradėjai supras, kad tai yra tiesiog tendencija. Ir tada daug visokiausių ten tų suvokimų ateina, kad vieną dieną tau yra lengviau, kitą dieną yra sunkiau. Bet ta būsena, tas visas sunkumas, tai yra stabilumas, tai yra minties svoris, tai yra turinys, kuris reiškia, kad aš turiu kažkokį tai
gebėjimą mąstyti, jausti, patirti, o ne lėkti tik ties fasadiniam paviršiuje, sakyti, kaip viskas yra faina, kaip viskas super duper nice. Nes neegzistuoja viskas visą laiką gerai. Taip kaip egzistuoja žiema, egzistuoja vasara, egzistuoja naktis, egzistuoja diena, tai visas gyvenimas ir keliauja pirmyn atgal į viršų, į apačią. Ir tai yra normalu. Įsivaizduokit jūs, pavyzdžiui, aš tai esu buvęs Šiaurės Norvegijoje, kai yra poliarinė diena. Stogą rauna, nes saulė šviečia ištisą parą. Tas pats dalykas yra poliarinė nakty, kai ištisą parą juoda. Tai irgi nieko gero. Tai vat pagrindinis galbūt dalykas ir yra, ką aš norėjau šitą žinutę pasakyti. Jeigu jaučiatės, atsiprašant, šudinai, viskas yra tame gerai. Po kiekvieno tokio liūdesio dugno visą laiką anksčiau ir vėliau iškyla kažkas tai viršų ir būna viskas labai gerai. Ir tiesiog supraskite, kad tai ir yra gyvenimas. Ir to nereikia gydyti, to nereikia vengti, to nereikia pabėgti. Vieną kartą manęs klausė viena labai kūrybinga būtybė, ką tu darai, kai tau yra dugnas, kai tu atrodo, kad tu negali nieko nei kurti, nei dar kažko. Ko tada einu namus tvarkytis, išsiplaunu grindis, susidėliau daiktus į vietas. O kartais būna, kad aš negaliu susidėlioti dalykų į vietas ir būnu tame visam bardake. Vat, pavyzdžiui, dabar po naujų metų grįžau, parvilkau visą įrangą, aparatūrą ir prie durų, kaip būtų, parvilkau ir palikau. Ir iki šiol jau sausio 6 šiandien, o aš dar nesugebu daiktų sudėti į vietas, nes nėra ūpo. Ir tai yra okei. Aišku, tai yra nuostabus dar ir kitas dalykas, kai gyveni vienas, tai nieks tau smegenų nelesa, kad kažkas tai ne taip. Bet ką aš norėjau pasakyti? Netgi jeigu jūs ne vienas gyvenate ir jums kažkas smegenys lesa, patikėkit manim, nebus kas jums lesa smegenys, jūs pats lesit savo smegenys. Nes žmonės yra tokie, kad jie susikuria tokią erdvę, kurioje jaučiasi geriausiai. Ir ką norėčiau pasakyti, tai eikit pasivaikščioti daugiau, būkit gamtoje, žiūrėkit tuos visus neteisingus medžius, tuos kreivus visokius ir suprasti, kad tai yra tikrasis vaizdas. Ne tai, kaip mes esam žmonės sukūrę lygias sienas ir lygias grindis, o tas visas paviršiai visokie, tai yra standartas, tai yra tikrasis gamtos būdas. Ir mes esam skirtingi, ir emocijos yra skirtingos. Ir nėra nieko, ką reikėtų gydyti, tvarkyti, remontuoti, ko reikėtų gėdytis. Taip, egzistuoja vieni žmonės, kuriems tu gali atverti širdį, ir egzistuoja, kuriems negali atverti širdį. Jeigu atsirado poreikis, kad tu nori atverti širdį, tada ieškok tokios bendruomenės. Bet yra krūva žmonių, kurie gyvena paviršiuje, jiems nereikia to gylio. Jie ten bijo, jie ten smegenis išsinarintų tame gylyje. Ir tai yra okei. Bet jeigu tu patai, kad to reikia gylio, tada ieškai žmonių, su kuriais galima tai bendrauti. Ir tas pats dalykas apie visą kitką, kas beliestų bet ką, maistą, šokį, jogą, filosofiją, gyvenimo požiūris. Visas pasaulis yra iš bendruomenių susidarytas. Ir mes visi gyvename tose bendruomenėse, kuriuose mums yra geriausia. Ir jeigu jums yra tas vidinis ne kažką jausmas, tai galbūt tai yra šauksmas, kvietimas, susirasti tuos, kuriems reikia jūsų. Nes prisiminkite vieną frazę, labai labai gerą frazę. Tai, ko tu ieškai, ieško tavęs. Ir jeigu dabar jautiesi prislėgtas arba prislėgta, ar jautiesi, kad visiškai ne kažką, tai yra kvietimas atrasti kažką, kas giliai tavyje nori išeiti į išorę ir būti galbūt pamatytų, apkabintų, įvertintų, arba tiesiog pasakyti, kad būtų pasakyta, žinai, tai, ką aš pamačiau dabar tavo veiksme, mane taip stipriai įkvėpė ir aš užsimotyvavau, dabar aš noriu keisti savo gyvenimą. Nutinka ir tai. Ir tada suprantat, kad tas jūsų liūdesys ir jūsų tas straglingas buvo ne apie jūs, tai buvo apie pavyzdį kitiems. Pavyzdį to, kaip jūs atsistosite rasti jėgų judėti toliau. Ir galbūt tai yra jūsų vaikai, galbūt tai jūsų artimieji, galbūt tai kaimynai, galbūt tai kolegos, galbūt dar kažkas, tai gal jūs parašysite postą po viso šito video pažiūrėję. Arba nuspręsite, kad
atsibodo jums ten gerti tą alkoholį, pradėsite ieškoti natūralių būdų jaustis laimingais, nes iš tikrųjų yra tų būdų, jų yra tiek daug, bet mes kažkodėl nusprendžiam, kad ne, mes apsiribosime paprastais, kukliais, primityviais būdais ir visiškai neeksplorinam savęs, netyrinėjam, o gyvenimas pralėkia greitai, puf, jau man 46 tuoj bus. Ir viskas, ir gyvenimas greitai jau baigsis. O kas čia žinau, gal ir šiandien eisiu kažkur tai paslysiu ant kokio ledą, taukšti ir neliks manęs. Ir galbūt aš paskutinį dalyką, ką aš dariau šitą video, tau, kad tu galėtum vertinti savo gyvenimą toliau. Ne, tikrai aš čia nesiruošiu dar mirti, bet kaip ir minėjau, niekada nežinai, kada mes iš čia išeisim. Ir nėra laiko sriūbyti ir tenais dūsauti ir nurašyti savo gyvenimą. Jautiesi išdinai, okei. Būk toj būsenai, stebėk, kas per dumblį kyla, kas iškyla iš tavęs ir atrasti kažką tai labai gerą, kažką tai naudingo. O jeigu dar susitvarkys to dar apie tai kažkam tai papasakosi, visai gali būti, kad tapsi ir įkvėpėju ir kažką tai motyvuosi keisti savo gyvenimą irgi. Tai tiek, ką norėjau pasakyti šiandieną, einu pasivaikščioti į gamtą ir galbūt vakare būsiu išsimotyvavęs susitvarkyti savo namus. tai va. Gerai tada. Ate.